Kartą kalėjime buvo uždarytos 2 kalinės ir jos norėjo pabėgti. Tačiau jos vieną dieną pabėgo. Jos bėgo per kalnus, per medžius, laipiojo, bėgo krūmais ir pabėgo. Kol kalinė numeris 1 kapojo, ją pastebėjo policininkė. Kol numeris 2 kalinė susiojo, ją pamatė policininkė numeris 2. Jos bėgo, krito ir vėl bėgo. Bėk, policininkė! Bėk! Jinai pabėgo! Gelbėk ją! Gelbėk! Tuomet kalinės bandė ieškotis maisto duobėse, bet nieko ten nerado. Nieko skanaus ir nieko gero. Ir norėjo labai valgyti ir sugalvojo kitą planą. Dabar jos tarėsi vyriškai. Ir pasitarė ir nusprendė apvogti stotelę. Kalinės stebėjo savo apvogimo vietą. Korėsi į medžius, slėpėsi už krūmų. Stebėjo dieną ir naktį, bet pastebėjo stotelę nukrito. Jos nusprendė apiplėšti stotelę. Atėjo ta diena, atėjo. Jos labai džiaugiasi. Jos ieškojo aukso, ieškojo maisto, bet nieko nerado. Todėl pabėgo ir meldėsi Dievui, kad jom kas nors padėtų. Jos prisiekė savo ir nusikaltimams amžiną meilę ir mirė iš bado. Toksai buvo jų žygis. Ir nusikaltėlė numeris 1 ir numeris 2 nebeteko joms gyventi.